Gerbiama lektore, papasakokite apie save. Kokį dalyką dėstote, kokia jūsų specializacija šioje srityje ir galbūt asmeniniai interesai? Laba diena visiems. Apie save kalbėti visada nelengva bent man, bet kas dėl instituto, kas susidomėję šito mokymu, tai multimodalinė meno terapija, kurią aš bandau pristatyti šitam institute, yra mm, tokia sritis, tarpdisciplininė sritis, begaliniai daugialypė, daugiaplanė, daugiasluoksnė, apimanti, jeigu pačias disciplinas kalbėti, tai apimanti menus, kadangi multimodalinė, tai mes prisiliečiame prie ne tik dailės vizualinės raiškos, bet ir prie muzikos, prie judesio, prie literatūros ir jų kombinacijų, jų kompozicijų. Todėl, kad tai, manau, gan efektinga nei vienos srities terapija, nes kaip ir žmogus yra labai platus, labai toks daugiasluoksnis, jisai ir skamba, ir juda, ir keičiasi vaizdas jo, ir spalvos, taip kaip jo jausmai, taip kaip jo mintis ir kas iš tų kombinacijų gaunasi, tai ir vadinasi gyvenimas. Tai mums reikėtų pažiūrėti, kiek mes prisikūrėm to gyvenimo tokio, kuris mums labai patinka ir tokio, kuris nelabai. Ir terapija mano pristatoma, jinai ir turi tokią, kaip pasakyti, tokį norą gal, tikslą, kad žmogus tai ir pamatytų. Pamatytų save. Čia labai platu, kas yra aš, taip, iš ko mes sudaryti, kokia mūsų giminystė vieni su kitais, kokia giminystė su gamta, su aplinka, su visata, kaip mums pragyventi kiek įmanoma sklandžiau, kiek skambiau, kiek turėti daugiau pasitenkinimo. Tai vat yra tam tikri instrumentai multimodaliniai terapijai, kur galima būtų šiek tiek tai atsekti. Ir aš turiu taip pat norą, kad ir skaitydama atsiliepimus treti metai, kaip aš susipažįstu su žmonėmis, kurie nori sužinoti, kas tai yra, nori pasigydyti kūrybą, nes visi gali būti įvairiuose tam tikruose gyvenimo taškuose, kur būna įvairios stotelės, kur sustoja žmogus, nebežino, ką daryti, arba sutrinka įvairios organizmo sistemos iš įvairių sričių, emocinės, mentalinės, psichologinės ir taip toliau. Todėl sustoti truputėlį, pasižiūrėti, pasiremontuoti ir atskleisti, atidaryti galimybės, tam ir kviečiu. Mano asmeninė patirtis greičiausiai domina tai, kad aš 18 metų labai rimtai būtent šitoj srity ir būtent labai rimtuose susitikimuose su žmonėmis. Tada, kai jie būna sutrikę, tai mano darbo tokios kaip bazės yra ligoninės, psichiatrinės ligoninės, įvairių miestų psichiatrinės ligoninės, yra su psichosomatiniais ligoniais, jeigu tai būtų įstaigose. Ir asmeninė tokia privati praktika, projektinė praktika, būtent meno terapijos pažinimo ir terapinimo srity. Gerbiama lektore, kas paskatino jus pradėti domėtis šiuo dalyku, meno terapija?
Kodėl pasirinkote į sveikatą žvelgti iš holistinės perspektyvos? Nu, tai tiesiog kas paskatino domėtis būtent meno terapija, vidus, vidus ieškoti ryšių, ieškoti atsakymų, santykių nuo paveiksle spalvinių santykių, nuo muzikos spalvinių santykių ir pauzių, nuo šokyje, kas mums labai gražu ir kas mus jaudina, iki tai, kaip susiję tai gyvenime, visiškai kasdieniam gyvenime. Kadangi aš esu atėjusi į meno terapiją iš dailės srities, tai tas ir atvedė menai ir analitinis požiūris dar plius. Aišku, ir žmogus, kaip jį padėti, nes visada jaučiau, kad žmogus turi labai didelį potencialą, kiekvienas absoliučiai. Koks jisai gimęs jaučiau ir turėdavau labai didelį džiaugsmą, kada pamatydavau to žmogaus galimybės. Ir tas noras jam parodyti tai vedė į studijas. Kaip tai parodyti, kaip tai padaryti, ką aš matau. Ir kaip tai tam žmogui jam priimtinu būdu, pačiu švelniausiu, neskausmingiausiu, tokiu prigimtiniu būdu. O prigimtinis būdas tai yra kūrybinis instrumentas įdėtas mums Dievo nuo pat pradžių. Mes atėję į tai ir man reikėjo jį parodyti. Dažnai žmogus, kada viskas sekasi gyvenime, taip sekasi, be bėdų, tai jiem atrodo, kad viskas tik taip ir gali būti. Deja, kai jisai sutrinka, gali būti, kad tai yra kaip pliusas, kai jis sustabdo kas nors gyvenime, įvairiausios aplinkybės, aš jau nekalbu apie sveikatos sutrikimus, tada jisai pradeda įsiklausyti, kaip atsistatyti, o atsistatant, kaip pasikeisti. Ir man tai labai patinka, kai pacientai sako, tik tai padarykit mane tokį, kaip buvau. Tarkim, tik atstatykit mane tokį, kokį aš atėjau prieš ligoninę. Ir deja, to neįmanoma. Dėl to, kad po šito sutrikimo, jeigu žmogus taikus su savimi ir nori gyventi ir dirbti toliau, jisai bus kitoks. Jis jau bus daug įdomesnis. Jeigu jis integruos savo patirtį, jeigu jis priims terapinius būdus, jam atsiranda labai didelės galimybės gyventi kitaip, naujai, su naujų žvilgsniu. Jisai ištiria save, jis analizuoja, jis tyrinėja. Ir būtent meno terapija man kuo įdomi, kad yra tyrinėjimo sritis, savęs tyrinėjimo, pasaulio tyrinėjimo ir atradimų. Tai tiek. Suprantame, kad jūsų sritis ir dėstomas dalykas yra labai platus, bet galbūt galėtumėt išskirti ar paminėti keletą temų ar klausimų, kuriuos jūs nagrinėsite su studentais paskaitų metu. Meno terapijos užsiėmimai tai yra tam tikros pratybos. Be praktikos mes nieko negalėsim padaryti, tik per patirtį ir tokį empirinį pažinimą. Todėl bus supažindinimas su įvairiausiam technikom, tų technikų deriniais. Tai bus kaip mankštos, kaip būna fiziniam kūnui, kad raumenukai ir sausgyslės ir visa kita būtų elastingos, tamprios ir mes galėtume judėti taip, kaip mes norime ir iš to gauti pasitenkinimą. Tai lygiai taip pat mes darysime tokias mankšteles, pratybas tam, kad jūs pajustumėt vidinius ryšius. Vidinius ryšius tarp emocijų, minčių, jūsų pergyvenimų, jūsų pojūčių ir fizinių pojūčių. Ir kad po truputį viskas susijungtų. Visa tai reikalauja laiko labai nemažo, bet gali atsitikti, kad jeigu žmogus pasiruošęs ir jis nori sužinoti apie save, atviras, drąsus,
Tai gali įvykti per vieną ir du užsiėmimus, jis gali pajausti, o, čia kažkas tai naujo. O tas naujas tai yra vidinis pasaulis, kuris kitus gąsdina kažkodėl tai. Gąsdina dėl to, kad jisai, tarkim, nepažinus ir mes jo nedarykime. Mes net nedarykime jo durų, nes mes nežinom, kas ten yra. Ir mes labai stipriai apsigaunam, nes ten yra didžiuliai turtai. Yra ten didžiuliai resursai. Yra jūsų individualumas. Yra begaliniai pokyčiai. Yra begalinės galimybės. Ir būtent tai mes darom saugiu būdu, kaip mes jį po trupučiuką einame. Per tuos elementus, per kuriuos mes esam iš ko mes padaryti. Taip, mes einam per spalvą, einam per garsą ir žiūrim, kas mumise ataidi. Kas mumise ataidi, kur mes save atpažįstame, kur mes save pamatome ir apsidžiaugiame. Mes pajutume, o, čia aš. Ir tai aš esu. Ir man nereikia jokio paliudijimo. Ir man nereikia į nieką atsiremti. Aš esu su visu savo begaliniu pasauliu, su jo pokyčiais. Aš esu tiesiog atskira visata. Ir jie visko yra, visko pakankamai. Tai tas kelias yra netrumpas, ilgas ir tam, kad susijungtų, kaip ir fiziniam kūne, kad jisai plastiškai judėtų, reikalinga daug pratybų, reikalingas atsipalaidavimas, reikalingas pasitikėjimas savim, aplinka. Ir lygiai tas pats yra kelias į vidinį pasaulį. Ir tada tas vidinis pasaulis jungiasi su išoriniu vadinamu pasauliu. Viskas yra aišku sąlygina, bet mums kitaip neišeina įsiaiškinti. Tai, kad protas mūsų būtų ramus. Va, ir tada kviečiu. Dar vienas klausimas, gerbiama lektorė. Turbūt sutiksite, kad šiuolaikiniame pasaulyje žmonės savo psichologinę sveikatą, dvasinę, fizinę pradeda susirūpinti tik tada, kai jau atsiranda tam tikros problemos. Kaip Jūs galvojate, kad ir jaunesniems žmonėms šiame bėgančiame, greitame pasaulyje, ar gali jie prisijungti ir kažko išmokti anksčiau, negu ištinka problema? Be abejo, auklėjimas pas mus toksai paprastas yra, nes visų pirma reikėtų supažindinti žmogui, kas yra pats žmogus ir ką jis čia veikia tam pasaulyje ir ko jam reikėtų. Ir jisai atėjęs čia nekentėti. Jisai atėjęs, iš džiaugtis atėjęs, iš skurti atėjęs, iš draugauti atėjęs. Ir be to pažinimo savęs mes anksčiau ir vėliau vis tiek užstrigsim. Bet kokiu atveju. Tai matot, kai užstringi, tai tada tiesiog ilgiau, kol mes vėl atsistatome, plus labai daug gali būti jėgų išeikvota. Jeigu mes kiekvieną dieną pergyvename stresą ir santykius su aplinka ir mes visiškai nesuprantam, kas aš, kas aplinka ir visai neorientuoti, tai mes kiekvieną dieną išnaudojam daug jėgų tam nesusipratimui, nesusikalbėjimui, bet mes visiškai nežinom ir kaip reaguoti, ir kaip atsistatyti. Ir jeigu mes būnam pastoviai tokiam strese, tai tada pereinam į chronišką stresą. Chroniškas stresas pereina į tam tikrą sutrikimą, ar tai būtų psichosomatinis sutrikimas, ar būtų psichiatrinis sutrikimas. Todėl nieko nereikia laukti iš pat pradžių, tai yra tiesiog būtinos žinios, iš ko žmogus padarytas ir ko jisai, ir kas jam skirta. Tai terapija pats žodis jau yra kaip gydymas, bet jeigu žiūrėsim kaip sveikata, tai pilnatvė. Tai mes turim susipažinti, kokie mes esam pilni, iš ko padaryti ir kaip papildyti, kaip save keisti. Ir pilnas tai nereiškia baigtas. Pilnas tai reiškia pastoviai besikeičiantis.
O jeigu mes nežinosim kūrybinių principų, nežinosim savo prigimtinių davinių, savo charakterio, savo polinkių, gebėjimų, tai jeigu mes nežinosime, tai kiti už mus žinos. Tai geriau būtų ir dažnai taip būna, kad jeigu jūs patys neplanuojat, kiti suplanuos jūsų gyvenimą. Neaišku, ar jūs būsite tuo patenkinti. Tai bet tai nebus jūsų planai, nebus jūsų projektai. Todėl kiek įmanoma, kuo greičiau ta laisvė kūrybinė, jinai turi būti nuo pat pradžių. Kada vaikučiui yra duodama laisvė, jo nemokinama, nereikia mokinti jo. Jam reikia tik sudaryti sąlygas augimui, sudaryti sąlygas, kad jis turėtų tam tikras priemonės išraiškai. O po to jo negluminti, nevaržyti, ką daro šiuolaikinės mokyklos, kur įdeda į visiškus rėmus, neaišku dar iš vis į kokius tai rėmus, ant kiek sužalojančius rėmus. Čia visiems tai labai suprantami dalykai, todėl visos tos terapijos ir gimė tik dėl to, kad būtent ar tai būtų judesio terapija, ar tai būtų muzikos terapija per garsą, taip, ar būtų dailės terapija kaip vizualinė raiška, kas matos, taip, ar tai būtų dar kitos daugybė prigalvotų terapijų, tai tam, kad žmogus bandytų išsireikšti visais kitais įmanomais būdais, ne žodžiu. Žodžiu, mes žinome, kad tik 10–20% pasakoma apie savo gilesnius jausmus. Beveik nepasakoma nieko. O per raišką, nes žmogus toks nenuspėjamas, jisai paslaptingas visas, jis negali būti išdėstytas pagal ir stalčiukus sudėliotas. Jie yra neįmanoma, jeigu stalčiukus sudėliotas, viskas yra jau užšaldytas. Absoliučiai. Jeigu sudedam stalčiukus, jau viskas praeitis, mes galim kaip fotografiją susidėti savo faktus, įvykius, kažkokius prisiminimus, bet tai bus nieko gyvo. Visiškai. Ir išbūti toj tėkmės upėj pokyčių yra nepaprastai sudėtinga, nes viskas sureikšminama, viskas įdedama. Niekas nieko nereiškia iš tikrųjų. Ačiū. Ir paskutinis klausimas. Suprantu, kad tai yra priklauso nuo kiekvieno žmogaus labai asmeniškai, bet galbūt turite kažkokį pavyzdį, sėkmės pavyzdį, kaip meno terapija padeda išgyti, ar tai yra nesibaigiantis procesas, ar kažkam užtenka trumpesnio laiko, sakykime, keletos metų. Be abejo, tai nesibaigiantis procesas, bet tai nereiškia, kad jūs turite pastoviai lankyti užsiėmimus meno terapijos. Jūs praeina tam tikrą kursyvą, jūs galite periodiškai jį praeitinėti, tiesiog daugiau dėmesio savo truputėlį, jeigu užsimirštama, kur aš esu, kaip aš esu, arba labai daug dėmesio į išorę, o į savo mažai. Tai šitas labai gerai sueiti save, susirinkti save iš įvairių aplinkybių. Mano praktikoje labai daug yra istorijų, jos gali būti, kad reikia kažkokios tai labai įspūdingos arba Kuri jums labiausiai? Jų yra daug. Aš tik tai noriu vieną pasakyti, kad bet koks pokytis jau yra istorijos sėkmės. Bet koks. Nes mes visiškai nežinome, kas po to žingsnelio eis toliau. Bet kuri psichoterapija, jinai nesprendžia visų reikalų ir netveria viso žmogaus iš karto. Tai būtų labai žiauru. Tai būtų neįmanoma. Žmogus pats savęs neištvertų. Nes ten atsidarytų daugybė galimybių, daugybė galbūt kažkokių tai neaiškumų ir viskas turi būti pamažu. Dėl, pavyzdžiui, terapija, tarkim, jeigu ar būtų ligoninėje, ar būtų netgi institute, tiesiog jinai yra pradžia to žmogaus pokyčių, savaiminių pokyčių. Mes tik tai atkreipiam žvilgsnį į vidų, mes duodam tam tikrus instrumentus, raktus, mes jį paskatinam, žmogus daugiau
pradeda pasitikėti savim, atranda savo išraiškos sistemą, nesvarbu ir labai gerai, kai niekas nieko nemoka, tada mum labai įdomu atrasti ją ir tai būna nestandartas, niekieno neišmokyta, tai būna originalu labai. Ir man tai labai malonu tai matyti. Mm. Bet ką noriu pasakyti, kad bet kuris pokytis jau yra istorija ir sėkmės istorija. Ir mes galim, pavyzdžiui, dėl įdomumo tiesiog susitikti su žmogum po mėnesio, tarkim, ar ne, po 2 mėnesių, po pusės metų. Ir mes pamatysim, kad ten tik pradžia buvo. Ir terapija suveikia tik po mėnesio, tik po pusės metų. Tas kursyvas. O šiaip iš ligoninės atveju, aš manau, kad jeigu žmogus po gilios depresijos diagnozės, po kokių 3 savaičių lankydamas meną terapiją, išeina iš ligoninės ir savo, išeinant tokią kaip anketą gali parašyti. Ir jeigu anketai parašo, kad aš vėl užsinorėjau gyventi, tai aš manau, kad tai gerai labai. Vidinis kvietimas pas kiekvieną gali būti jau seniai, bet kažkoks žodis ar vaizdas gali paskatinti domėtis pačiais brangiausiais dalykais, kokius jūs turite. Tai reiškia, ką jūs sukaupėte kaip vidinius rezervus per savo gyvenimą, kiek kokio gėrio pas jūs buvo. Tai būtų šansas juos išskleisti meną terapijai. Tai mums būtų kaip ne tik kaip vitaminai, bet tai būtų ir toks kaip kupriniai maistas dideliai kelioniai, kur susideda žmogus, pasiruošia į kelią ir išeina. Tai vat būtent taip jūs galėtumėte atrasti meną terapijai. Aš kalbu tik tai apie tai, ką aš dėstysiu, kaip aš įvesiu, kaip aš vesiu tuo keliu ir su kuo jūs supažindinsiu. Kokiom galimybėm, kokiom kliūtim šitoj kelionėje. Su būtent meną terapijos, multimodalinės meną terapijos instrumentai. Kas nori, kas girdi savyje, kad kažko trūksta. Pabandykite.